Ankstų rytą švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai. Labas, čia Reidas. Laida apie tai, kai jau būna vėlu ką pakeisti. Bitė sukėlė nemažą jovalą Taikos prospekte, po kurio ligoninėje atsidūrė keleivinio autobuso keleivė. Išgirsite 100 metų negirdėtą Reido frazę, nekaltas dėl avarijos, bet girtas. Ir skaudžios pamokos, kaip reikia važiuoti prekybos centrų automobilių stovėjimo aikštelėse. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Laidą pradėsime nuo vieno pavasario nutikimo, kai Taikos prospekte incidento vietoje susirinko 2 automobiliai BMW, keleivinis autobusas ir bitė. Labai gali būti, kad pokilusi nuo šio žiedo. Istoriją pradėkime painioti nuo keleivinio autobuso, nes per visą jovalą, kurį pabandysime to jau užsrėpti, būtent jo keleivė buvo išvežta į ligoninę. Labą dieną. Labą dieną. Pats autobusą vairavot? Taip, bet aš neatsitrenkiau niekur. Neatsitrenkė? Buvo jokios avarijos, aš stabdžiau, pas mane keleivis susižeidė. Keleivis susižeidė? Čia išvežė. Nu, galva biškį pris. Aha, o čia? Čia buvo šitą užkištą, čia fūra išlindus iš Debreceno gatvės. Aha. Palaukit, fūra išlenda, jūs važiuojat savo transporto juostą. Iš apsisukimo, aha. Lindau į antrą, paskui už fūros norėjau, jinai buvo išlindusi į mano juostą. Aha. Ir tik tais aš lindau į pirmą juostą, už tos fūros va šitas BMW stovėjo. Skersai tai. TVT 592. Aha. Automatiškai koja ant stabdžių, pas mane keleivis susižeidė. Išvežė ligoninę. O ko tas bimbalas čia sustojo? Štai kur klausimas kitas svarbus. Nieko, sustojo mergaitė mano. Nu? Atsimušė medį, pamačiau ir sustojau, galvau, kas jai nutiko. Palauk, iš pradžių atsimušė mergaitė. Jo, tada aš čia sustojau. Tu sustojai. Ir? Jo, jungiau vairinį ir nubėgau pasižiūrėti, kas mergaitė. Supratau. Nu, tuo metu? Ne tuo metu, gal ten minutės, gal biškį vėliau. Autobusas pristabdė. Ir viskas. Todėl, kad pristabdė, todėl, kad tu stovėjai su avarinės, ja? Jo. Supratau. O jūs dabar kodėl į tą medį atsimušėt, sakykit? Nežinau, kas tuo momentu atsitiko, atsimenu, tik norėjau prisistabdyti ir ant gatvių. O ką pagalvojai? Nu ką, nieko nepagalvoju, šokau stai. Daryk durį, žiūrėt, kas vyksta. O tai bitė skrido per šitą neuždarytą langą, taip? Jo, atsidariau langą, kaip turneliai, viskas. Nu va, pavasarį norėjai, pakvėpuot pavasarį. Štai ir paaiškėja visa to ryto drama nutikusi Taikos prospekte. Į BMW vairuotojos Gintarės BMW saloną įskrenda bitė ir jau ruošiasi tūpti ant merginos nosies galiuko. 2 mėnesių vairavimo stažą turinti vairuotoja susipainiojo pedaluose, vairuose, mašina nuvažiuoja nuo kelio, įveikė slalomą trasą tarp medžių ir stulpų ir vis tiek kliudžiusi vieną medį su prakiurdytomis padangomis sustoja ant dviračių ir pėsčiųjų tako. Viską matė su kuklesniu bimbalu iš paskos važiavęs Gintarės draugas Povilas. Jis sustoja keleivinio transporto eismo juostoje, o tada po kelių minučių veiksmo vietoje pasirodo keleivinis autobusas, kuris staigiai stabdomas ir sužeidžiama keleivė. Štai kokį jovalą sukėlė nekalta bitė įskridusi į automobilio BMW saloną. Žodžiu, vėsa yra gerai, bet tik ne per atdarus langus. Sekmadienio rytą, gal kiek po 9 valandos, Klaipėdoje Baltijos prospekte susidūrė 2 viena kryptimi važiavę automobiliai. Avarija vyko, kai automobilio Citroen Xantia vairuotojas tuščiame Baltijos prospekte rikiavosi į pirmą juostą ir nepasibėjęs šalia važiuojančio Golfo, jį bakstelėjo su savo priekiniu bamperiu, tas savo ruožtu nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į elektros apšvietimo stulpą. Pirmą juostą? Pirmą juostą. Ir jūs pakirtot, supratau? Taip. A pons pakirtot? Taip. O tai kaip nematėt? Balta spalva? Nu, ne iš tos pusės trečia juosta buvo. Aha. 3 juostų kelias, bet ne iš tos pusės. Būtų iš tos nieko neįvyktų. Nieko neįvyktų. Jūs rikiautės nematėt, nuo žiedo kartu važiavot, ne? Nuo žiedo jis
važiavo priekį Aha. ir aš palengva man į keltą sukti. Ir čia prieš pat nosim brūkš, viskas, neturi kur dingti ir tiesiai stulpas dar pužė. Nu, stulpai pas mus visą laiką ne vietoj pastatyti, iš tikrųjų. Apmaudi avarija ir tiek. Juk būtų stulpas įkastas metru toliau, gal tas golfas būtų nekliudęs jo. Abu incidento dalyviai buvo blaivus, tačiau pildyti eismo įvykių deklaracijų negalėjo, nes elektros apšvietimo stulpas per avariją neteko lempos, ji nukrito ant žemės, dužo ir daugiau nešvies. Elementarus incidentas nutiko pirmadienį apie 14 val. Kai Šilutės plente susikibo du skirtingų kategorijų transportai – vilkiko galva ir mažulytis automobilis Citroen. Tarp incidento dalyvių buvo kilusi diskusija dėl avarijos aplinkybių. Ir kas nutiko? Tiesiai važiavam normaliai viskas. Jūs važiavot, kurie jos ten? Aha. Ir? Viskas, žiūriu, kad man duoda aišku. Tai kad kaip ir viskas aišku? Pildo deklaracijas ir skirstotės? Prekiautės? Ir viskas pildoma deklaracija. Nieko aš nepildysiu, aiškinusi. Tavo yra tavo, o, stabčiai. Aha. Ne, čia ne mano stabčiai, pažiūrėk. Tai, žodžiu, nesutinkat, kad prekiautės, kad... Reikiausiai aš toliau prieš pervežimą. Taigi, kuris kurį. Atvykus policijos pareigūnams buvo nuspręsta, kad vilkikas reikiavosi ir nepamatė, kad čia po kojomis kažkas painiojosi. O painiojosi. Tai yra savo antrą juostą važiavo Citroenas, kuris dar buvo nustumtas 26 metrus nuo tos vietos, kur buvo pagautas važiuojantis sau linksmai ir nekaltai. Sužeistų žmonių nėra, visi blaivus, tad buvo pabandyta pasitraukti į pašalį. Tačiau staiga užsikūrė Citroenas ir pradėjo važiuoti, kuriam patinka. O! Palauk, jisai pats pradėjo važiuoti. Kas jam yra? Kas jam yra? Ai, pati užsivedė. Sutramžius Citroeno arklius buvo pasitraukta į pašalį, kur užpildytos eismo įvykių deklaracijos ir tiek žinių. Tiesa, ne visos tai žinios. Dar norime pranešti, kad įvykio vietoje buvo pasirodęs Mindaugas, žmogus, kuris 22 kartus filmavosi laidoje Reidas, todėl yra saugaus eismo ekspertas. Taikos prospekte vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelė panašėja į pravažiuojamą į kiemą. Tačiau taip nėra. Čia yra aikštelė, o aikštelėje mes turim elgtis. Kaip? Teisingai. Mes jose turime elgtis kaip ir kiemuose. Kaip manote, kas kaltas dėl šios avarijos? Tie, kurie sako, kad kaltas roveris, nesvarbu, kad su žaliu lapu ant galinio stiklo, yra neteisūs. Kaltas Mercedesas, kurio vairuotoja, ponia, privalėjo praleisti kliūtį artėjančią iš dešinės pusės. Visi, kurie šią aikštelės atkarpą naudoja kaip pravažiuojama į kiemą, privalo praleisti tos, kurie atvažiuoja iš dešinės pusės. Tokios yra taisyklės. Ir taisyklės senos, kaip pas automobilizmas. Štai tokia nemaloni, tačiau pamokanti istorija nutiko tiesiai po vienos draudimo bendrovės langais, kai nereikia draudėjai žiūrėti į deklaraciją, užtenka pažvelgti per langą ir apsiniaukti. Antradienį apie 5 val. Vakaro Klaipėdoje Verpėjų gatvėje po avarijos vienam eismo dalyviui nustatytas girtumas. Jis dėl avarijos buvo nekaltas ir bandė slėpti veidą. Nenori patekti kadrą. Nu, ką padarysi? Būtų blaivas galbūt. Avarija vyko, kai automobilio Volkswagen Passat vairuotoja Žaneta iš kiemo Atbula bandė išvažiuoti į Verpėjų gatvę, tačiau susidūrė su gatve nepadarių greičių riedėjusių automobilių Audi A4. Jūs apsisukot? 100 virš atvarė. Nu, matau, stabdymo kelias toks neprastas čia yra. 20 metrų. Aha. Buvo dukra, bet dabar išėjo labai sigandė. Į ligoninę išvežė? Ne, su močiute išėjo labai sigandė. Nu, žinot, vis tiek smūgis buvo. Bet jūs ta prasme, iš va ten išvažinėjot. Atbula važiavo. Nu, norėjo apsisukti. Visai... O šitas ne prie ko? Supratau. Ai, supratau. Bet kaip yra įdomu, tai pagal viską žinau, kad kalta dėl avarijos būsi. Taip. Bet pagaut girtuoklį? Taip, pagavom girtuoklį. Būtų užmušęs vaikus, čia Nu, taip. Audi automobilis rėžėsi į Passato galinę dalį, kur salone specialioje kėdutėje buvo įsitaisiusi 4 metukų vairuotos dukra Dorotėja. Būtent kėdutė ir išgelbėjo mergaitę nuo sužalojimų. Vairuotojai neneigia, kad yra kalta dėl avarijos ir kaip čia neprisiminus auksinės Reido frazės – nekaltas dėl avarijos, bet girtas. Audi vairuotojas Jurijus nebuvo labai girtas, jo organizme rastas lengvas girtumo laipsnis 0,96 promilės alkoholio. Tačiau pilietis buvo išvežtas į Klaipėdos kelių policijos biurą, kur buvo surašti dokumentai į teismą. Mat pilietis Jurijus su to pačiu automobiliu Audi 2010 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdoje, Lietuvininkų aikštės ir Herkos Mantų gatvės sankryžoje, būdamas apsvaigęs nuo psichotropinių
psichotropinių medžiagų sukėlė avariją. Atsimušė į kito automobilio galą. Šių metų kovo 5 dieną Taikos prospekte sulaikytas vairuojantis girtas be vairuotojo pažymėjimo, kadangi per mažiau kaip metus jis prie vairo pakartotinai įkliūva girtas 2 kartus, be 5000 baudos iš jo gali būti konfiskuotas automobilis. Tiesiog jį konfiskuoti privalu, kiek galima čia po gyvenamąją zoną lakstyti. Į Klaipėdą grįžo duomenys iš Vilniaus, kur buvo tyrimas 21 metų BMW automobilio vairuotojo Cemnolonskio kraujas po tragiškos avarijos uostamiestyje, per kurią žuvo 2 jauni žmonės. Priminsime, kad tarp 2 automobilių BMW ekipažų gegužės pradžioje kilus spontaniškoms lenktynėms vienas automobilis BMW 528 dėl per didelio greičio ir prastos techninės būklės buvo nesuvaldytas Pilies gatvėje, išvažiavo priešingą eismo pusę ir trenkėsi į medį. Per avariją žuvo 2 21 metų keleiviai. Nors naktį po avarijos ligoninėje tragiškai BMW vairavęs vairuotojas neneigė gėręs alkoholinių gėrimų, o vieno žuvusiojo tėvui vėliau patvirtino, kad katastrofos dieną yra išgėręs nedaugiau kaip 2 butelius silpno alkoholinio kokteilio, kraujo tyrimas atliktas Vilniuje parodė, kad vairuotojas buvo blaivus. Jo kraujyje alkoholio nerasta. Šlapimo ir tyrimo dėl narkotikų duomenų pareigūnai tikisi sulaukti vėliau. Jeigu ir šie tyrimai neparodys neleisinų medžiagų kiekio organizme, tai ir toliau vyks bylos tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo straipsnio 281 straipsnio 5 dalį, kuri numato bausmę iki 8 metų nelaisvės. Beje, Lietuvoje egzistuoja praktika, kad jeigu po avarijų, kuriuose žūsta žmonės, kaltininkas pripažįsta kaltę, su žuvusiojo giminimis susitaiko ir atlygina žalą, tai teismuose bylos yra nutraukiamas. Čia rubrika filmuoja reido reporteriai. Mūsų galva automobilius Saab vairuoja solidus, neišdykaujantis vairuotojai. Tačiau šios mūsų galvojimus paneigė šio Saab vairuotojas, nardydamas Šilutės plente ir taip, ir antraip. Komisaras žino viską apie šitą veikėją. Viską žino. Ir toliau norėtųsi gerai kalbėti apie automobilių Saab vairuotojus, bet kai štai pamatai taip laviruojantį šios markės automobilį, tai nenorom ant liežuvio galo atsiranda raidė B. Ir tai visai ne BMW. Dabar keliamės į Panevėžį, kur nacionalinės BMW markės automobilis lenkia prieš pėsčiųjų perėją padorų eismo dalyvį vaizdo registratoriaus turėtoją. O štai Klaipėdoje Gedminų gatvėje pilietis prieš šaudamas degant raudonam šviesoforo signalui nesižvalgė į švieseles, nesižvalgė į šonus ar ateina pėstieji. Jis žvalgėsi, ar niekas jo nemato. O pamatė ir nufilmavo. Nufilmavo, mes parodėm. Automobilio Chrysler vairuotojas galėjo sukti tik dešinėn iš tos eismo juostos, kurioje jis yra. Bet jis apvarė tiesiai visiems ant pykčio. Čia vaizdas buvo vėl iš miesto vardu Panevėžys. O štai šio visureigio vairuotojui kantrybė trūko. Jo koją sutraukė mėšlungis, tad jis į sankryžą įrėdėjo degant raudonam šviesoforo signalui. Kuri čia vieta? Geras klausimas. Čia yra Panevėžys, kur gyvena laidos reidas gerbėjai. Vilkikų vairuotojai yra mums gyvi pavyzdžiai, kaip negalima vairuoti lenkiant, visus kertant dvigubą ištisinę liniją. Pavyzdys. Geras pavyzdys, kai nedera vairuoti. Čia eilinis jovalas Klaipėdos Šilutės ir Baltijos žiedinėje sankryžoje, kur iš pirmos juostos galima sukti tik į dešinę, link Debreceno gatvės, o ne Žiedų apvažiuoti belenkai. O šios filmuotos medžiagos autorius mums rašo: sveiki, susidūriau su tikru BMW chuliganu, kuris kelyje elgėsi pavojingai. Klaipėdoje Smiltelės ir Liubeko gatvių sankryžoje sudarė pavojingą situaciją, aš jam pasignalinau, tai vėliau jis užkišo ir staiga sustabdė automobilį, mojavo, kad ateičiau įsiaiškinti, trukdė eismui ir važiavo be posūkių, taip sukeldamas pavojų aplinkiniams eismo dalyviams. Mano toks kelių erelis nusipelnė apdovanojimo kabutėse. Feliksas Tomas Nijolė 595. Taip mano filmuko autorius. O ką mano komisaras, tai praneš BMW vairuotojui, nes filmas įsiųstas visoms įmanomoms instancijoms. Čia reido reporteris Giedrius mums siunčia istoriją iš Statybininkų prospekto, kur Pti Cruiseris rikiavosi neteisingai, o antrasis tai padarė pagal taisyklės. Akivaizdu. Mėlėjai, gal pamiršote, kad Taikos ir Kauno gatvių sankryžoje rodiklių nebėra ten rodiklių, todėl štai toks automobilio Renault važiavimas traktuojamas kaip važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui. Čia Klaipėdos Liepų gatvė. Audi pakiša tau savo užpakalį, o tu žinokis, ko ten ana nori. O čia tiesiog nemandagaus vairavimo pavyzdžiai. Taikos prospektas Klaipėda mato, kad ten stovi, tai ačiū Dievui posūkį parodė nors. Trečia, o ką mes čiagi matome? Ogi keleivinis autobusas degant raudonam šviesoforo signalui pavarė su keleiviais musė. Su keleiviais. Ir mūsų rubriką pabaigsime džiaugsmu, kad kaip gerai, kad mes ne Vilnius, kad pas mus tokie dalykai neįmanomi. Čia, prie sostinės Tauro kalno, tokios situacijos kasdienės. Jie tie žmonės tame Vilniuje nesutelpa, nei žmonės, nei mašinos. Sako miestas, ištuštėja tik lapkričio 1 dieną ir per kūčias. Visko gali būti, o pas mus tokių dalykų būti negali. Dabar jūsų dėmesio reklama, o po jos pageidavimų koncertas. Rodysime tai, ko reikalaujate.
Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? O dabar rodome tai, ko pageidavote. Klaipėda prieš 11 metų. 5-oji reido laida. Sveiki. Čia laida Reidas. Ir vis apie tą patį. Apie tai, kaip mes vairuojame. O vairuojame mes labai blogai. Šiandien laidoje žiūrėkite. Vairuojame girti arba visiškai girti. Važinėjame keliais arba grioviais. Nepaisome kelių eismo taisyklių. Ir tiek. Ir dar, laidoje žiūrėkite, ar gali Opel Kadetas, jums nepasigirdo, Opel Kadetas lėkti beveik 200 km/h greičiu. Dabar savaitės autoįvykių apžvalga. Savaitės autoįvykius apžvelgia Klaipėdos kelių policijos kuopos vadas, vyresnysis inspektorius Kęstutis Mitkus. Jo vadovaujamoje kuopoje 2 būriai, kuriuose yra po 24 kelių policijos patrulius. Gerbiamas inspektoriau, kokia praeitą savaitę buvo uostamiestyje? Taip, nuo kovo 22 iki 29 dienos, reiškia, pas mus mieste iš viso įvyko 64 autoavarijos, iš jų 5 įskaitinės avarijos, kurių metu 6 piliečiai buvo nukentėję. Na, o kelių policijos kuopos pareigūnai tai per praėjusią savaitę iš viso išaiškino 393 kelių eismo taisyklių pažeidimus, reiškia, iš jų 27 transporto priemonę vairavo neblaivūs asmenys, greičių viršijimo pažeidė 127 vairuotojai. Na ir per praėjusią savaitę galima sakyti, kad didžiausias avarijų skaičius tai buvo neblaivūs vairuotojai. Iš jų 4, reiškia, vairuotojai neblaivūs padarė autoavarijos ir 2 neblaivūs vairuotojai iš autoavarijų vietos pasišalino. Bet jie buvo be abejo surasti ir atitinkamai buvo surašyti jiems administracinės teisės pažeidimo protokolai. O štai taip mes vairavome praėjusią savaitę. Buvo ir vos netragiškai pasibaigusių avarijų, tačiau buvo ir kuriozų. Pavyzdžiui, vienas pilietis pranešė, kad vos ne miesto centre savo automobiliu partrenkė zuikį. Ankstus kovo 22 rytas. Penktadienis. Būna dienų, kai tyčia, kai avarijose nukenčia vienos markės automobiliai. Tas penktadienis buvo tiesiog tragiškas ir juodas raudonos spalvos automobiliams Honda Civic. Ponia Alma Civicų atvažiavusi iš Mažeikių tiesiog pasimetė Baltijos ir Taikos prospektų žiedinėje sankryžoje. Įvažiavo į žiedą ir pagalvojusi, jog negerai padarė, sustojo vidury kelio. Mikroautobuso Mercedes vairuotojui nieko nebeliko, kaip stipriai bakstelti į Civico galą. Taip ir būna, kai atvažiuoju į svetimą miestą, juk Mažeikiuose tai žiedinių sankryžų nėra. Po geros valandos, 11 val. Ryto, avarijos Pilies gatvėje kaltininkas vėl raudonos spalvos automobilio Honda Civic vairuotojas Leonas iš Plungės rajono. Jis važiuodamas Pilies gatve nepasirinko saugos atstumo ir atsitrenkė į priekį važiavusi automobilį Volkswagen Passat. Tuo metu į Civicą atsitrenkė automobilis BMW. Kaip visada tokiais atvejais skaudžiausiai nukenčia vidurinė mašina. Šiuo atveju raudonos spalvos Honda Civic. Raudonasis penktadienis tęsiasi. Iki vidurnakčio likus valandai kelių policijos budėtojai gauna žinią, kad Žardupės gatvėje, taip vadinasi asfaltuotas kelias vedantis į Žardės kaimą, į griovį įpuolęs neaiškios markės automobilis. Beje, raudonos spalvos. Tik apžiūrėjus atidžiau ir pagal valstybinius numerius nustatoma, jog tai dar 1983 metų japonų gamybos automobilis itin retas mūsuose Nissan Datsun. Jo atsidūrimo griovyje aplinkybės keistos ir įtartinos. Visi automobilio langai išdaužyti, aplinkui negyvos dvasios. Toks vaizdas, kad kažkas specialiai kerštaudamas išbarškino visus mašinos langus, o po to įstūmė į griovį.
Kitą rytą automobilio vairuotojas kreipėsi į policiją pranešdamas, kad jį kažkas pavogė. Jam pranešama, kad automobilis rastas. Tiesa, atrodo apgailėtinai. Paskutinis jo savininkas gyvena Šiaulių mieste. Kovo 23 dieną šeštadienį pusę 5 vakaro Taikos prospekto Paryžiaus komunos ir Rūtų gatvių sankryžoje Doviliškis Tomas vairuodamas BMW 318, sukdamas į kairę nedavė kelio kitam BMW vairuojančiam lygiareikšmių kelių priešpriešinę kryptimį ir su juo susidūrė. Negana to, po susidūrimo Tomo BMW dar atsitrenkė į Kretingališkio Kazio Audi 90. Šiandien dieną, naktį, 12 val. Įsigalioja draudimas. Įdomi istorija, tiesa, kaltojo vairuotojo Tomo draudimas turėjo įsigalioti praėjus 7 valandoms po avarijos. Beveik tuo pačiu metu Smiltelės ir Reikjaviko gatvių sankryžoje išgėręs ir susinervinęs pilietis Stepanas vairuodamas savo Volvo 460 nesilaikė reikiamo atstumo ir prie šviesoforo atsitrenkė į piliečio Edmundo vairuojamą automobilį Audi 100. Vairuotojas Stepanas į alkotesterį įpūtė 1,89 promilės alkoholio. Pasam mielą moterį buvau. Paskui norėjau išgerti. Sakiau, šalaus noriu išgerti. Jis sako, ne, užpikau. Tai dabar padarėte avariją, ar ta moteris mylės dar jį? Nemylės manis. Nemylės? Nemylės. A žinot, kokios baudės jums laukia? Dar mašiną sudaužė? Žinau, į savo sudaužė, viską daužė. Viską žinau, mylėjai man. Pats Stepanas teigia, kad vairuoja jau 40 metų. Pirmą kartą už vairo sėdo išgėręs ir šėtau. Kaip sakoma, pirmas kartas nemelavo. O tave išleis, Martinėlė? Atvažiuoju, atėjo policija atvažiavo, taigi aš tariuosi. Aš atvažiuoju į miesto ligoninę, kokią ligoninę? Į miestą aš atvažiuosiu, gerai. Deja, Martynas paslaugų ir verslo mokyklos trečiakursis parvairavęs šį Volkswagen Passatą, kuriuo su 3 draugais važiavo žvejoti, tą vakarą namo pas mamą negrįžo. Jam stipriai sumušta nosis. Nosis lūžo ir už vairuotojo sėdėjusiam 18-mečiui Juliui. Jis ją susilaužė atsitrenkęs į vairuotojo sėdynę. Policijos budėtojo tarnybinėme pranešime nurodoma ir šios avarijos priežastis. Už rimkų važiuojant į nuokalnę nepasirinktas saugus greitis. Tačiau gali būti, kad avariją sukėlė netvarkingi stabdžiai. Įvykio vietoje stabdymo žymių nėra. Tai labai keista, o stabdžių pedalas susmigęs iki dugno. Laimė vaikinai be sugūrintų nosių stipriau nenukentėjo. O Volkswagenas turėtų papildyti darnes autosąvartynų gretas. Apie 21 val. Taikos prospekto ir Raudonės gatvių sankryžoje taksi automobilis pėsčiųjų perėjoje partrenkė klaipėdietį 42 metų Kęstutį. Jis nuvežtas į Klaipėdos ligoninę. Nors įvykio vietoje atsirado liudininkai, kurie teigia, jog pėstysis per gatvę bėgo už poros metrų nuo perėjos, tačiau vis dėlto yra perėja. O pėstysis nukentėjo nesunkiai. Jau po poros valandų jis buvo paleistas iš ligoninės. Jam stipriai sumušta akis. Kovo 26 diena. Antradienis. Pusė 6 vakaro. Kelių policija gauna pranešimą, kad prie poilsio 5 namo susidūrė 2 automobiliai. Daug neblaivių asmenų. Jūs vairuotojas? Ne. Ne jūs? Ne. Atvykus į įvykio vietą net nesuprasi, kas vairavo. Gal šis? Ne šis. Negali būti. Įvykio vietoje neaišku, kas praeivis, kas nukentėjęs, kas kaltas, o kas ne. Kol buvo susigaudyta situacijoje, atsirado daugiau norinčių prisiimti kaltę. Savo kaltę bandė susiversti šio neblaivaus keleivio nepilnametis sūnus. Tačiau jam išaiškinus, kad tada baudos bus dvigubai didesnės, jis nurodė ir pilietį, kuris vairavo automobilį Nissan Sunny, atsitrenkusi į senučius Kretingiškio Žigulius. Beje, ponas Eugenijus automobilį vairavo neblaivus. Diagnozė – sunkus girtumo laipsnis. Я не могу понять, почему. Я что? За рулем Mano automobilis, nu aš tai dainu už vairo. Tai prašom pasakyti. Aš nebuvau už vairo. Bet jūsų automobilis patyrė avariją. Nenoriu ir atsisakot pustį. Jis tai darė ne pirmą kartą, todėl jam iškelta baudžiamoji byla pagal 236 straipsnio 2 dalį. O šioje avarijoje kaltu pripažintas seniuks. Jis lenkdamas stovinčias mašinas nepraleido jį lenkiančio neblaivėlių Nissano. Tad jeigu ne seniuko klaida, gal viskas būtų buvę gerai. Jeigu aišku, vairuoti girtam yra gerai.
Autotraileriui vežusiam į Maskvą 14 tonų naujų padangų įvažiavus į duobę lūžo galinis tiltas ir priekaba tiesiog išsiskėtė. Iš tokios sankryžos, per patį piką. Per patį piką. Bet juk nespecialiai. Nu, nespecialiai. Kad sugalvotum, saks, pats ir specialiai padaryti. Na, kur tas padangas vežė? Į Maskvą. Maskvą. Bet kokia avarija judrioje sankryžoje sukelia sumaištį ir susidaro automobilių kamščiai. Šviesoforo signalai nustoja galioti, tada turi įsikišti žmogus. Šiuo atveju eismą reguliuoti imasi kelių policija. Tačiau Nūnas Klaipėdiškis arba pamiršęs, arba nežino policininkų mostų rankomis. Štai du piliečiai patraukė prieš eismą. Įdomu, kaip turėjo jausti žmonės važiavę priešais. Arba štai šis mikroautobusas buvo sustabdytas tik tokiu būdu. O štai moteriškė aklai laukia žalio šviesoforo signalo, nekreipia dėmesio į policininko gestus. Tad ir pradeda važiuoti, kaip jie galvoje šviečia. Važiuok atgal. Dar kiti nesusiprotėja, kad ugniagesiams skubantiems į gaisrą reikia duoti kelią. Štai taip mes ir vairuojame. Pamatome policininką mostaguojantį lazdelę ir pasimetame. Na, o srautas buvo įsklaidytas praėjus 1,5 valandos po avarijos, o Maskva padangų sulauks atvežtų kitą priekabą. Kovo 29 diena, 4 valandos ryto. Mogiliovo gatvė. Čia aptinkamas automobilis Mazda 626, apsižergęs apsauginę tvorelę. Žmonių negyvos dvasios. Aišku viena, kad vairuotojas važiavo dideliu greičiu. Negana to, dar prieš atsitrenkdamas į tvorą valgė pizzą, kuri ir ištiško ant priekinio stiklo. Mazda sumaitota nebepataisomai. Ankstus penktadienio rytas. Kareivių sunkvežimis Pilies gatve skubantis į pratybas vos stuktelėjo į BMW galą. Per abiejas mašinas žala gali siekti gal 2, na gal 3 litus. Tuo tarpu kitoje gatvės pusėje, kitaip nepavadinsi, žiopliai stebėjo, kaipgi sekasi mūsų kariūnams ir įvažiavo į priekį stovinčios mašinos galą. Kvailiau nesugalvosi. Yra toks senas anekdotas. Armėnų radijo klausia, ar gali zaporožietis važiuoti 120 km/h greičiu? Atsakymas – gali, jeigu važiuoja nuo Arato kalno viršūnės. Tai štai, aš dabar noriu paklausti, ar gali automobilis Opel Kadett, kartoju, Opel Kadett, važiuoti 200 km/h greičiu? Teisingas atsakymas – slapto greičio sistemos Trip-Track naujienose. Praėjusią savaitę absoliutus mūsų apskrities greičio rekordas 199 km/h liko nesumuštas. O štai Opel Kadettai, liaudyje vadinami lašais, baigti gaminti dar 1988 metais, gali didžiuotis savo sportiškojų brolių. Trip-Tracko ekipažas Rimas Rakauskas ir Rolandas Grigas fiksuoja Opelio greitį 188 km/h. Ir kas dabar gali pasakyti blogą žodį apie Opelį, po kurio kapotų kriokio 2 litrų 16 vožtuvų benzininis variklis. Ši istorija vienam veikėjui baigėsi tragiškai. Volvo besivent Opelį kažkaip sumanė žvirblis kirsti skersai automagistralę ir štai kas iš jo liko ant Volvo grotelių. Na, o bauda Opelio vairuotojui Michailui, skubėjusiam iš turgaus, bus paskirta tradicinė. Nuo 1000 iki 1500 litų bei 8 baudos balai. Jo vairuotojo pažymėjimas kol kas lieka kelių policijos rankose. Žmonės yra suklaidinti, neva po pažeidimo kelių policininkas neturi teisės paimti vairuotojo pažymėjimo. Gal galėtumėte pakomentuoti šią situaciją? Taip, anksčiau mūsų Lietuvos Respublikos administracinių teisių kodekso 269 straipsnis numatė, kad vairuotojų pažymėjimas yra sulaikomas tol, kol bus sumokėta paskirta bauda. Šiuo metu vairuotojų pažymėjimo teisės yra grąžinamas po to, kai yra priimtas nutarimas. Reiškia, jeigu nutarimas yra nepriimtas vietoje, jis taip pat vairuotojų pažymėjimas, kaip ir senais atvejais, yra sulaikomas. O priėmus nutarimą užkart grąžinamas vairuotojui. Ačiū, kad buvote su Raidu, pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Gero kelio, ramybės, sveikatos. Čiau! Pamilau tave iš karto, kai pirmą kartą pamačiau. Man širdį perverė be kardo ir privertė ją degti karščiau. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.